Sveiki, labas rytas, važiuoju į darbą, koks fainas oras, saulytė, debesis, lenda iš debesų, taip gražu, bet dabar yra Liepos mėnesis, krito telefonas, dabar yra Liepos mėnesis, o aš su pirštinėm važiuoju, jo dar vasaros tokios nebuvo, tai va, koks grožis, gerai važiuoju toliau. Matanijos Bur linija. Aha. Ir lakai. Nu ir lakai. Gal šitą pasimt? Nežinau, kokią spalvytę. Kokią pasiėmė? Dar jokio. Tai rinkis. O paskui susiklijuosi su izoliacija. Fainai. Hulda, čia cukrus. Einam, Edgar. Na, va, įkėliau foto šitą į Instagramą ir kelios klausėte, kad norit sužinoti apie šitą micelinį vandenuką. Kaip jisai, tai dar nebandžiau, tai kaip pabandysiu, va dabar eisiu makiažą nusivalyti ir pasakysiu jums, parašysiu Instagram'e ir va, paskui per video parodysiu. Šiti labai lūpų blizgiai patiko iš Tanya Bur, tokie labai švelnus, faini teptukai, faini teptukai, labai minkštai tepa ir, nu, žiauriai, nežinau, tokie kaip būna kiti, tokie lipnus, nemalonus, o šiti labai patiko. Taip pat 3 spalvytės tokias pasiėmėm su mama. Mama sakė, šitas naudos, o šitą, bet galvoju, kad aš kažkuria irgi iš mamos nudžiausiu dar. Čia gavau dovanų nuo Edgaro, pagalvėlę, jis man visada dovanoja pagalvėlę semoji. Čia tokie pigūs šampūnas ir balzamas, bet girdėjau, kad labai geri, tai pabandysiu. Jie su žaliaja arbata ir su obuoliais, tipo, tai žiūrėsim. Plaukų dažus nusipirkom su mama, vienas mamos. Čia tai, kai nuotrauką dėjau, bet jau šitą, kaip matėt, gal Instagram'e, kad seniau nusipirkau iš Victoria's Secret, bet nežinau, jisai man... Kai visos gyrė, tai nepasakyčiau, kad labai fainas, labai geras ir ką paprastas purškiklis kūnui, ilgai nesilaiko, saldus ir viskas. Galima ir iš kitos firmos visai nusipirkti ir nieko čia superiško nematau. DKNI kvepaliukai, čia Nice Limited Edition yra, pirkausi ir kainavo jie tik tai 20 svarų, pakuotė mažesnė tokia ilga. Kvepia skaniai, laikosi, tai va kas labai patiko, kad laikosi kaip ilgai, žiauriai, nežinau, pasipurškiau testeriu ryte, grįžau namo ir dar kvepėjo vakare jau prieš prausiantis pasiuoščiau, žiūriu, dar kvapas yra, kur purškiausi ant rankų, tai tada nuėjau kitą dieną ir nusipirkau. Po to balzamas labai fainas lūpom yra išėmoji, dabar netidarysiu, su viena ranka, raudonas rūžavas ir arbūzų kvapo, bet jų yra visokiausių ten tropinių kokteilių, ko ten dar neatsimenu, bananų dar ir tikrai ir kvapas, ir skonis yra, šitas arbūzinis, aš kadangi žiauriai mėgstu arbūzus, tai šitą pasiėmiau su arbūzu ir kaukytės 2 pasiėmė mama ir aš žaliosios kaip tos, ne žaliosios arbatos, arbat,
arbatmedžio, jo. Arbatmedžio tokios gilaus valymo tipo molio purvo kaukės, tai pabandysiu, pažiūrėsiu. Tai va tokie pirkinukai keli. Tai tiek ir norėjau su jumis pasidalinti. Eisiu dabar išmėginti šitą vandenuką. Jisai toks įdomus, dvifazis, matot. Tai va. Tai tiek. Labas rytas, važiuojame į darbą. Paukščiukai čiulba, saulytė šviečia. Super, ir matosi, kad bus labai gera diena. Tikiuosi ir be lietaus iki vakaro. Tai ką, po darbo susitiksim. Kažką dar, nufilmuosiu ir po to jau eisiu redaguoti, nes prižadėjau kiekvieną savaitę jums įkelti po filmuką. Tai va. Fonu ir karšta. Varau iš darbo ir sustojau greitai pasakyti, įsivaizduot, kokia šiandien diena įdomi. Taip norėjau eiti namo, nes kaip tik manęs ir Lukas visada prašo, sako, mama, tu niekad pas mane į mokyklėlę neteini jau pasiimti, sako, grįžk. Ir šiandien kaip tik sako, Vaizeris sako, Evelina, eik namo ir pasižiūriu, kiek valandų po 2:20. O trečią reikia Luką paimti. Tai dabar lėkiu, skubu jam staigmeną padarysiu, kad ateis ne mama mano jį pasimti, o aš. Tai dabar yra 3:05. Tai va dar turiu 25 minutės, kelio ten taip normaliai dar, bet lėkiu, ilgai neplepu, tik tai tiek ir norėjau pasakyti, kad anksčiau varau namo, tai eisiu video šitą redaguoti, gal net ir įkelsiu, nes nežinau ką prifilmavus, video redaguoti, varau Luką pasiimti, nu žodžiu, super duper diena. Smagu. Nu jau, Lukai, paleisk, jau atėjo brolis šalia. Gerai, jau tu geras. Užmėgo Lukas prie kompo. Na va, gavau savo kolonėlę ir dabar linksmai važiuosiu į darbą, nes jinai užsikabina ant dviračio ir per Wi-Fi iš telefono leisiu muziką ir linksmai savo važiuosiu į darbą ir iš darbo.
eisiu išbandyti, rytoj jau, jeigu nelys, važiuosiu su dviračiu ir išbandysiu. Nes mačiau pas draugą vieną, taip fainai, taip patiko, atvažiuoja vis su muzika, sakau, neliūdna, fainai, turėtų būti.